Taigi, ką Biblija sako apie bažnyčios paėmimą prieš negandas? Šita teorija labai yra stipriai paplitusi bažnyčiose. Ir kadangi aš pradėjau gilintis į tą platesnį tokį paveikslą, kaip viskas vyks, kaip tie paskutiniai laikai, kaip tie 7 metai, kada tie negandos metai prasideda, kurioj vietoj būtent bus paimta bažnyčia, nes daugelis sako, kad Dievas neleis pasilikti bažnyčių, čia kankinti kartu su neteisėjaisiais per tas negandų metus, kad Dievas pasiims. Taigi, ir aš bandžiau suprasti, kurioj vietoj, ta prasme pasiskaityti Bibliją, suprasti, kurioj vietoj jin bus paimta. Ir taip kaip mums buvo sakoma, va ta tokia doktrina, kad tai bus paimta iš karto per vieną akimirką, kaip rašo Korintiečiams 15:51 ir aš skaitydavau visada, kur ten sako, kad staiga per vieną akimirką nuskambus trimitai mes būsim paimti, pakeisti akimirkui, paimti ore, angelų surinkti ir panašiai. Ir kadangi buvo ta doktrina jau suformuota mūsų galvose, aš va taip skaitydavau, va čia paimti, čia bažnyčia bus paimta, ir ta prasme šita rašto vieta tokia jinai kalbanti apie tai. Ir kai pradėjau aiškiai skaityti, pasirodo, neradau nė vienos rašto vietos, kur kalbėtų labai aiškiai, labai konkrečiai, kad šitas paėmimas yra būtent nuotokos. Ir aš išrinkau keletą vietų, bandysim suprasti, ką iš tikrųjų Biblija sako apie tai, kurios vietos kalba apie tą doktriną, kur mums yra įpompuota labai senai. Ir vėlgi, kai aš pradėjau nerasti iš tos vietos, galvoju, kas čia darosi, ta prasme, kaip suprasti. Ir aš tada paguglinau internete ir užklausiau tokį klausimą, iš kur atsirado šita doktrina bažnyčios paėmimas prieš negandų metus. Ir pasirodo 1800, Wikipedijoje galit paskaityti, 800 kažkelintais metais mergaitė susapnavo kažkokį sapną apie paėmimą ir galit pasiskaityti ir tenai va šitas mokymas, šita doktrina išplito po bažnyčias. Vėlgi, kas yra iš 30-ųjų metų įtikėję, jeigu prisimenate, tai yra filmas Palikti, kur lygiai taip pat ten kalba apie va tokį dalyką, kad staiga tas filmas rodo, kaip staiga per vieną akimirką visam pasaulyje dingo labai daug žmonių, kur lėktuvai pradėjo kristi, staiga mašinos, avarijos, ten ne žmonės už vairių, kurie sėdėjo tikintieji alėje buvo paimti ir staiga toks chaosas visam pasaulyje, nes bažnyčia buvo paimta ir palikta tik netikintis. Taigi, ir aš kadangi buvo suformuotas va toksai ta doktrina, aš galvodavau, taip mes būsim paimti, tik aš niekaip negalėdavau suprasti, man kažkaip ta puzlės detalė, jinai netilpdavo niekur, ta prasme, kurioj vietoj paimti. Ir pasirodo, aš neradau nė vienos rašto vietos, bet ką aš radau, dabar paskaitykim, ką aš radau ir iš tikrųjų apie ką kalba šitos rašto vietos. Taigi, yra apie 20 rašto vietų, kurios kalba būtent apie antrą Jėzaus atėjimą. Bet kad konkrečiai rašytų, kad bus nuotaka paimta prieš negandas, nėra nė vienos rašto vietos. Ir toks dvasinis principas, kuris kalba apie tai, kad turi būti 2 liudytojai, kad paliudyti, kad tai yra tiesa. Taigi, neradau nė vienos rašto vietos, kad paliudytų, kad tai yra bažnyčios, bus bažnyčios paėmimas, bet yra apie 20 rašto vietų, kurias kalba, kad bus antras Jėzaus atėjimas. Bet prieš negandas paėmimo tokio masinio, staiga, visus vienu momentu, va tokio rašto vietos aš neradau, kad paliudytų būtent, kad tai bus. Taigi, ir va tas skaitydama tą Korintiečiams 1:15 skyrius, 51 eilutė. Ir laiką aš taip įsivaizduodavau, kadangi buvo jau tas, kaip sakyti, smegenys įtrinta, va ta doktrina tokia, ir kai aš skaitydavau, staiga mes būsim trimitui nuskambėjus,
pakeisti per vieną akimirką. Ir aš vis va taip ir pati, ta prasme, kalbėdavau kitiem, kad tai bus mes paimti, va čia Jėzus ateina pasiimti savo nuotakos. Bet šitoj rašto vietoj nėra nei vieno žodžio, nei kontekstą viršuj arba apačioj paskaityti, va šitos rašto vietos nėra visiškai užsiminama apie tai. Taigi skaitom Korintiečiams 15:51. Sako, aš jums atskleidžiu paslaptį, Paulius sako, ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Užmigsime reiškia, tai ne visi mirsime. Bet visi būsime pakeisti staiga per vieną akimirką skambant trimitui. Va šitos dalykus atsiminkim. Va trimitas yra, ne, kuris sako, būtent nuskambės trimitas ir būsim pakeisti va taip. Ir trimitui nuskambėjus ir mirusieji bus prikelti negendantis, o mes būsime pakeisti. Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę, o marus turi apsivilkti nemarybę. Čia eina apie kūną. Taigi, dabar žiūrėkime paralelį rašto vietą, ką sako. Ir čia nėra ne vieno žodžio, kad būtų aiškiai įvardyjama. Kas čia per atėjimas yra? Vėlgi, bet čia nekalba, kad ir apie antrą atėjimą šneka, bet iš viso čia nėra jokio įvardyjimo, koks čia yra atėjimas. Kad sako, čia tik sako per vieną akimirką, trimitui nuskambėjus, būsim pakeisti. Va čia yra tokia paslaptis. Ir dar prieš tai sako, kad pirmiau mirusieji bus prikelti. Taigi, dabar Tesalonikiečiams 1:4 skyrius 15 eilutė sako taip. Ir tai jums sakome viešpačiu žodžiu, jog mes gyvieji, vėlgi gyvieji išlikusieji, tie, kurie dar nebusim mirę, tie, ta prasme, kur sulauksim Jėzaus atėjimo. Gyvieji išlikusieji iki viešpatės atėjimo, čia eina kalba apie antrą atėjimą. Nepralenksime užmigusiųjų, tai reiškia, kad mes nebūsim pirmi. Pirmiau bus prikelti užmigusieji. Skaitom. Sakom, taip, ir mes gyvieji išlikusieji iki viešpatės atėjimo nepralenksime užmigusiųjų, nes viešpats nužengs iš dangaus nuskambėjus paliepimui archangelo balsų ir Dievo trimitui. Vėl mes girdim trimitas ar archangelo balsas. Ir sako, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes gyvieji išlikusieji. Ir kartu su jais būsime pagauti į debesis. Vėlgi, yra dvi rašto vietos, kurias kalba apie tos pačius dalykus. Tai yra kaip? Sako, kad tai bus trimitas, kad mes būsim pakelti į orą, susitikti su Jėzumi. Čia plius sako, tai yra viešpatės atėjimo diena, aiškiai sako apie antrą atėjimą. Ir Paulius sako vieną paslaptį. Tiek vienoje rašto vietoje, tiek kitoje rašto vietoje sako, bet pirmiau turės prisikelti mirusieji. Šiek tiek sustosim. Ta prasme, kad šitos vietos kalba apie tos pačius dalykus, tik vienoje rašto vietoje visiškai nesako, koks čia atėjimas yra, bet taip pat ir nesako, kad bažnyčios paėmimas nėra nei vieno žodžio. Bet Tesalonikiečiams sako, kad čia jau aiškiai pasako, atėjimo viešpaties diena. Tai tie patys simptomai matosi abiejose eilutėse. Ir įdomus momentas koks, kai Jėzus buvo atėjęs pirmas sykį ir jisai mirė ant kryžiaus, ten yra parašyta tokia eilutė, kad sako, staiga kapai atsivėrė ir prisikėlė mirusieji. Lygiai taip pat, kaip čia, kai Jėzus grįš antrą kartą, lygiai taip pat pirmiau prisikels mirusieji. Kas tie mirusieji? Būtent tie mirusieji, kurie užmigo, kurie mirė, būdami teisėjai, tie, kurie tikėjo Dievu, tie, kurie išgelbėti yra, būtent tie prisikels. O tie, kurie užmigo netikintis, neteisėjai, jie neprisikels. Jie prisikels vėliau, jau į teismą. Ir čia aiškiai sako, Paulius sako, aš jums atskleidžiu paslaptį. Prieš tai, ta prasme, kai bus Jėzus atėjimo diena, bus trimitas, pirmiausia bus prikelti mirusieji, kurie mirė, kurie yra teisėjai, jiem pirma eilė yra. Po to, sako, paskui mes, gyvieji išlikusieji, tie, kurie išliksim iki antro atėjimo gyvi, sako, kartu su jais būsim pagauti į debesis, susitikti su viešpačiu ore.
Ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu, todėl guoskite vieni kitų šitais žodžiais. Taigi yra dvi rašto vietos. Viena rašto vieta aiškiai sako, kad tai yra antras atėjimas. Ir lygiai tie patys, vadinkim taip, simptomai, tai yra trimitas, mirusieji prisikels ir mes būsim paimti ir į orą danguje, ar ne? Ir sako, tai būsim pakeisti per akimirką. Ir ne vieno žodžio, kad čia bus paimti prieš negandas, bažnyčia nėra įvardyjama visiškai. Toliau, Mato 24 skyrius sako, tada danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas. Ir visos žemės giminės raudos pamatys žmogaus sūnų. Čia eina kalba apie antrą Jėzaus atėjimą. Ateinantį dangaus debesyse su galybė ir didžia šlove. Jis vėlgi sako, pasiųs savo angelus su trimitais. Vėlgi matom angelus ir trimitus. Su skardžiais, pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais. Ir jie surinks juo išrinktuosius iš 4 žemės pusių. Vėlgi, išrinktieji tai yra tie, kurie išliko gyvi iki Jėzaus antro atėjimo. Vėlgi, ir čia labai aiškiai vėl sako, kad visos žemės giminės raudos pamatys žmogaus sūnų ateinantį danguje debesyse su galybė ir didžia šlovė. Čia jau yra ta pabaiga, čia yra antras Jėzaus atėjimas. Labai aiškiai įvardyta yra. Ta prasme, labai aiškus įvardymas, nes jeigu bažnyčia būtų paimta, vėlgi turėtų būti aiškus įvardymas, kad tai ir bažnyčios paimimas prieš negandas. Toliau, Mato 13 skyrius sako, tomis dienomis po ano suspaudimo. Čia vėlgi yra labai įdomus dalykas. Saulė užtems, mėnulis neduos šviesos, dangaus žvaigždės kris ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Tada jie pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia jėga. Čia vėlgi labai aiškiai pasakyta apie antrą Jėzaus atėjimą. Su didžia jėga ir šlovė. Jis pasiųs vėlgi, matom, angelus, jie surinks jo išrinktuosius iš 4 pusių žemės. Taigi, įdomus dalykas, vėl paskaitom, tomis dienomis, po ano suspaudimo, va čia eina kalba apie negandų metus. Ką tai reiškia? Saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, dangaus žvaigždės kris ir jėgos bus sudrebintos. Ką tai reiškia? Kad žemėje bus absoliuti tamsa, nebebus nei mėnulio, nei saulės šviesos, nei žvaigždžių, nieko, bus absoliuti tamsa, nes tai bus suspaudimo metas. Būtent tas suspaudimo metas, kur dabar lyg tai Mato 24 skyriui, kur Jėzus sako, tai bus tokios suspaudimo dienos, kur nebuvo žemėje ir nebus daugiau, pakol buvo sukurtas žmogus. Tai va čia ir eina kalba apie negandų metus, kurie bus pabaigoje. Ir įdomus momentas, ta prasme, kaip bus Jėzaus atėjimas, kaip jį reiks matyti, kai Jėzus sako, kai sakys aš čia, ten dykumoje, ten kažkur kambarį, sako, neikite, netikėkite. Žmogaus atėjimas bus taip, kai bus žemė visiškai tamsu, po negandų metų, po negandų Jėzus atėjimas bus. Sako, ta prasme, bus visiškai tamsu, visiškai bus tamsu. Ir tada pamatys visą žemę, pamatys Jėzų ateina, ten bus kažkas tokio nerealaus, ko žemė nėra mačius, kad, ta prasme, Jėzų pamatys kiekvienas. Taigi, vėlgi, čia aiškiai sakoma, tomis dienomis po suspaudimo, kai šviesos nebebus, tada jie pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse. Vėlgi labai aiškus, konkretus įvardymas. Sūnus ateina debesyse su didžia šlovė ir jėga. Ir bus angelai pasiųsti ir surinkti visi jo vaikai. Vėlgi konkretus įvardymas.
Taigi, galit patys pasiskaityti, pasistudijuoti ir aš iš tikrųjų nuoširdžiai ieškojau rašto vietos ir bandžiau lygiai va kaip tas, kur aš laik skaitydavau, kad sako, staiga pakeisti per vieną akimirką, skambant trimitui, aš galvoju taip. Ir aš taip įsivaizduodavau, kad staiga bus trimitas kažkoks, staiga mes pradėsim kilti viršų, visi bus šokę, kas čia yra. Ir mums, ta prasme, Jėzaus nieks nematys, mes staiga dingsim. Nėra tokios rašto vietos. Ir čia būtent nėra va, tas Korintiečiams 15:51, kur aš pastoviu už jo užsikabindavau. Dar kartą perskaitysiu. Ir Paulius sako, aš jums atskleidžiu paslaptį. Ne visi užmėgsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga per vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, vėlgi mirusieji bus prikelti, taip ir kitose raštose vietose prikelti, negendantis, o mes būsime pakeisti. Vėlgi, jeigu tie patys mirusieji prikelti bus ir per Jėzaus atėjimą, kur skaitom Tesalonikiečiams 4, tai ir čia Korintiečiams reiškia apie tą patį eina kalba, apie antrą Jėzaus sugrįžimą. Ir gali pasižiūrėti antrą Jėzaus sugrįžimą, yra labai daug rašto vietų, kur būtent apie antrą Jėzaus sugrįžimą. Taigi, kame yra va tokia apgaulė ir negerumas tame, kad žmonės galvoja, kad jie nebus palikti per negandas metus. Vėlgi, ir žmonės labai baiminosi, galvoja, čia negandos, čia bus košmaras, aš net neįsivaizduoju, kas bus ir kaip ten viskas bus, aš neimsiu spėlioti. Ir ten bus labai sunkus dalykas, bet aš noriu va tokį vieną dalyką pasakyti. Jeigu jau Tėvo planas yra toks, kad mes nebūsim paimti, nes nieks apie tai nerašo. Dievo tikslas nėra kankinti savo vaikų. Reiškia, jis turės kažkokią apsaugą, kažkokį variantą, kažkokią išeitį, kaip mus apsaugoti iki Jėzaus atėjimo. Vienas dalykas. Antras dalykas, šita tema irgi kaip ir nėra baigta, nes yra Tesalonikiečiams 2 skyrius 2 eilutė. Vėlgi ten yra labai įdomi rašto vieta, kuris sako taip, kad aš savo žodžiais pasakysiu, turi ateiti antikristas, bet antikristas jis dar negali pasireikšti, pakol nėra patrauktas, kaip ten skamba ta rašto vieta. Kitaip tariant, pasakysiu gal taip, antikristas ateis būtent tada, kai bus patrauktas tas, kuris jį sulaiko dabar, nes turi būti kažkokia laiko pilnatvė. Kad sako, bedevystės paslaptis dabar jau yra šitam pasaulyje, bet antikristas dar jis negali ateiti, nes jį kažkas sulaiko. Vėlgi, ir kai tas, kuris jį sulaiko, bus patrauktas, tik tada galės ateiti antikristas. Ir tik tada po antikristo bus Jėzaus sugrįžimas, nes visada prieš Kristų turi ateiti antikristas. Taigi, vėlgi, va čia vėl yra įdomi rašto vieta, kuris sako, yra tas, kuris dar sulaiko jį. Ir kas sulaiko jį? Ten vėlgi aiškiai neparašyta yra. Bet ten eina kalba, kas jį sulaiko, čia vėlgi tokia įdomi ir labai tokia gana plati mintis yra, galbūt aš pasidalinsiu kitamai, kas tai yra, kas sulaiko antikristą. Ir ką aš noriu pasakyti, kad tai nereiškia, kad žmonės nebus paimami. Esmė tame, kad bažnyčia nebus paimta. Esmė tame, kad mums neteisingai kalbėjo, kad staiga visi bus paimti. Ta prasme, Dievas galbūt turi savo planą, kas, kada turės išeiti. Nes Apreiškimo knygoje vėlgi yra ten galvama daug dalykų, kad bus leista daug žmonių žudyti, antspaudai yra atplėšti, kad trečdalis turės žūti, kad antikristui bus leista žudyti ten teisiuosius, visa kita. Ir esmė, kame taip galbūt žus daug žmonių, bet tai nebus per vieną akimirką ir nebus paimta visa bažnyčia. Kiekvienas anksčiau subręsta, kitas vėliau, kitas jau galbūt atliks savo misiją šitai žemėje, Dievas jį pasiims anksčiau.
Ir nereikia verti dėl tų žmonių, kurie išeina, būtent kurie yra tikėjime, nes koks skirtumas, ar tu išeini dabar, ar ten po 3 metų, ar po kiek. Ir žmogus išeina ir jam skausmo jau čia nebėra, jisai nebevargsta, jis jau išeina. Ar ne? Ir bus daug žmonių, kurie bus paimti vienokiu ar kitokiu būdu. Nes apreiškimo knygoje vėlgi parašyti, kad daugelis žus nuo bado, lygų ir karų. Taigi ir vienas tik Dievas žino, kiek per paskutinius va čia tos nuo 2000 metų visos kolonkės, visi karai, kiek yra žmonių jau žuvę. Taigi Dievas po truputį pasiims galbūt savo vaikus, kiti galbūt tie, kur Dievas jau matys, kad jis nebegali ar ištverti, ar jau bandys nusivažiuoti nuo tikėjimo dar kažką, gal Dievas jį pasiims anksčiau. Visokių variantų bus. Tai nereiškia, aš sakau, kad visiškai nebus paimti. Bet aš sakau, kad aš neradau tokios rašto vietos, kur bus masinis paimimas ir prieš negandas. Tai reiškia, kad mums bus leista paragauti tų negandų. Ir vienas pamokslininkas, jeigu kalbant apie negandas iš viso, yra toksai momentas, labai daug informacijos, kad sako, kas bus negandos, kaip Jėzus sako, bus kaip Nojaus dienomis negandos. Ką tai reiškia? Ten buvo pilna nefilimų. Kodėl Dievas užleido ant viso pasaulio vandenį? Todėl, kad ten buvo nefilimai su kritusia prigimtim, su pažįstų DNK, ten buvo tie milžinai, kurie buvo iškrypę, žmogėdros ir visa kita ten, visas košmaras buvo. Todėl Dievas nuplovė viską apart Nojaus. Tai ką tai reiškia? Tai neina kalba apie tvaną, kaip paskutinės dienomis Jėzus sako bus. Todėl, kad pradės lysti tie nefilimai ir labai daug žmonių, kurie gavė prieškimus, kad visa tai bus aktyvuojama. Būtent tom suspaudimo dienom. Ir sako, jeigu nebūtų sutrumpintos, neišgyventų niekas, ten bus masinis žudimas. Žodžiu, kaip bus, pažiūrėsim. Aš vėlgi, kaip sakyti, pilno pažinimo aš neturiu, bet daugmaž va tą paveikslą turėti. Ir vienas pamokslininkas užklausė Dievę, o tai kaip mes tie, kur išliksim, kaip mum nežūti. Ir aš kaip sakiau, Dievas saugos savo vaikus. Kitaip tariant, jeigu tai pasižiūrėt, kaip Dievas išvedė iš Egipto, ar ne, kaip Egiptas buvo nusiaubtas, sunaikinti dievai, ekonomika, visa sistema buvo sunaikinta, lygiai taip pat vis ateina pasaulį šitą teismai. Bet sako, jūs norit apsaugos, jūs turit išeiti iš Egipto. Ką tai reiškia? Tu turi ant tiek glaustis prie Dievo ir tu būsi apsaugotas 100%. Nebent tik tuo atveju, jeigu to pašaukimas yra, atiduot savo gyvybę dėl Jėzaus. Tokių laukia atskiras apdovanojimas, vadinkim taip. Ir ten irgi apreiškimo knyga irgi sako, daugelio galvos ten lieks dėl Jėzaus vardo, visa kita. Ir gink Dieve, nereikia įsikibti savo gyvybės, jeigu bus pareikalauta išsižadėti Jėzaus. Nes sako, kas saugo savo gyvybę, tas ją praras. Nėra tikslo pasilikti šitoj žemė, jeigu jau ateis visi tie suspaudimai, ten kontrolė, kas tik benori, ir visi tie dalykai jau ateina, ir ne, kur bus pareikalauta tavo stipraus tikėjimo, tai gink Dieve neišsižadėti Jėzaus. Dėl šitų keleto metų dar likusių gyventi, čia geriau išeiti iš karto. Ir taigi, kai žmogus užklausė, Dieve sako, pamokslininkas vienas sako, Dieve, tai kaip bus su tais, kurie bus išlikę, kurie dar, ta prasme, nes bus, išliks tie žmonės, kurie padės kitiem dar ateiti pas Kristų. Tai bus tie dvasiniai tėvai, kurie liks Dievą, tai bus va tie įrankiai, dar turės surinkti, bus sielų derlius turės būti surinkti didelis. Ir sako, kaip su mumis bus, kur mes liksim, kur padėsim kitiem. Ir yra Dievas davė rašto vietą, kur yra nereali. Izaijo 4 skyrius nuo 5 eilutės sako, viešpats įrodys savo ištikimybę. Čia eina kalba būtent apie tuos paskutinius suspaudimo laikus. Ir va čia aš noriu pasakyti, kad čia jau tu turėsi iš tikinčio pereiti į pasitikinti Dievu. Čia yra du skirtingi dalykai. Ir dabar žiūrėkit, ką čia sako, viešpats įrodys savo ištikimybę savo tautai. Ir dieną sukurs dūmų debesį, o naktį skaisčiai liepsnojančią ugnį. Ir šie įrodymai bus danguje virš kiekvienų namų, kiekvienos žmonių grupelės. Ir ta prasme, tai šita apsauga, ir tai bus apsauga visiems.
Suprantat, visi tie, kurie ateis į Sioną, tai reiškia, kurie priklausys Dievui, tie, kurie lips į kalną jo ieškoti, va ten bus tokie laikai, kur jau tu nebegalėsi likti drungnas. Ir ten tu turėsi dar šansą, nes dabar didžioji dalis bažnyčios yra užmigusi, merdinti ir apatijoje gyvenanti religijoje. Ten bus tokia didžiulė Dievo, kaip sakyti, malonė išlieta. Išgryninti savo pasitikėjimą Dievu. Nes matote, apreiškimo knygoje irgi sako, Jono Klausas sako, kas yra šitie, kur atėjo iš didžio suspaudimo su išbalintais rūbais, vat būtent čia yra tie žmonės iš viso to suspaudimo išbalintais rūbais, kur jie turės įjungti patį didžiausią pasitikėjimą Tėvu, kad išsaugoti juos. Ir Dievas sako, viešpats įrodė savo ištikimybę. Suprantat, o Dievui reikia susirinkti savo nuotaką, kuri bus išgryninta, kuri bus jėgoje, šlovėje, pasitinkinti juo, su teisumo rūbais apsirengusi. Ir būtent visi tas laikas bus skirtas tam, kad tikintieji būtų išgryninti, o ne dabar staiga paimti. Ir ta prasme, tokia labai, ta prasme, kur va tame apgaulė kokie ir, ta prasme, kad va, Jėzau greičiau atbėg, ateik, viskas pasiimus iš čia, aš nebegaliu, tingiu melstis, tingiu kažką kovoti, tvarkyti savo gyvenimą, greičiau ateik, pasiimk į dangų ir kas čia su kitais liks, nesvarbu. Bet suprantat, Dievo tikslas yra, kad, kaip ir apreiškimo knygoje sako, atėjo laikas avinėlio vestuvėm, nes nuotaka subrendo. Ir jinai būtent subręs, vat būtent ta didžioji dalis, būtent va tai suspaudimo laikais, kurie ateina, kurie jau yra. Ir tai yra ten, kur bus pati didžiausia tamsa, ten bus išlieta pati didžiausia Dievo malonė. Ir Dievas suminkštins žmonių širdis, žmonės masiškai pradės šauktis Dievo ir bus nupjauta milijardas sielų derlius, ko Jėzus ir ateina susirinkti. Bet tai nebus taip, kad vienus pasims, o kiti kaip jau ten ir nesvarbu. Kitaip tariant, taigi, va, įdomus toks momentas yra, visiškai keičia planą, mąstymą, suvokimą ir daugelis laukia, kad Jėzų greičiau ateik, o panašu, kad teks daugeliui būti visame tame suspaudime ir ne tik būti. Bet Dievui reikia įrankių, stiprių žmonių, kurie išbandyti, kurie yra ištikimi Dievui tam, kad jie padėtų kitiem sugrįžti pas tėvą namo. Ir daugeliu netgi žmonių bus paprašyta tėvo. Ir aš esu va tokį girdėjus ne vieną liudijimą, kur žmonės sakė, kad tėvas atėjo ir jų paklausė, ar tu pasiliksi tam, kad padėti dirbti va tuose laukuose, pasiliksi, ta prasme, tom negandom, kad padėti surinkti kitas sielų derlius. Ta prasme, kad Dievas klausė, ar tu pasiliksi, jeigu aš tavęs paprašysiu. Ir daugeliu bus paprašyta pasilikti, dar atlikti va tiem paskutiniam tam derliui surinkti. Šiaip labai laukia įdomus laikas. Bet gali būti, kad daugelis Dievas pradės pasiimti dabar, po truputį 1, 2, 3, 10 savo vaikus tikinčiuosius, kas galbūt nuo ligos mirs, kažkam širdis sustos, aš nežinau, aš irgi vat, visai čia prieš metus, prieš kiekvienas iš Dievo tarnų, tiesiog visi buvom šokę, žmogus tarnauja, sakyta, bet staiga jisai mirė ir visi buvo šokę. Tiesiog Dievas galbūt pasakyti, kad jam viskas užtenka, jisai savo padarė, jis buvo paimtas. Ir po to visi galvoja, kaip čia Dievas daleido, toks žmogus mirė, reikia suprasti taip. Ką reiškia Dievas daleido? Tiesiog Dievas pasima, viskas sako, jam užtenka. Jis eina namo. Ką reiškia, kodėl Dievas leidžia žmonėm mirti, geri žmonės miršta, tiesiog jis išeina namo. Reik mąstymą biškį pakeisti. Plius iš viso čia laiko mum liko, pagal, ta prasme, aš tai tikiu, tiesiog nedaug. Žiūrint palei visus ženklus. Liko mum visiems labai nedaug. Taigi, aš vieną tokį dalyką žinau, kad
tėvas niekada nepalieka savo vaikų likimo valiui, kad užleis va šitą košmarą visą ir tėvas paliks savo vaikus, gyvenkit kaip nori. Ne, tėvas turi absoliutų savo planą, ten bus įjungtas antgamtinis ir aprūpinimas, ir apsauga bus įjungta, viskas bus. Bet tu turėsi jau pasinerti jį visą širdim, visą sielą, jau pasinerti taip ir gyventi jo karalystėje. Ir tie, kurie dar nenorės pasinerti, jie eis galbūt per tos sunkius momentus, kur būtent padės jiems sugrįžti pas tėvą namo. Ir bus išlieta pati didžiausia malonė virš visos šitos tamsos. Taigi tiek, kas norit, galit pats pasiskaityti ir jeigu rasit, ta prasme, eilutė, kuri patvirtina, kad bažnyčia bus paimta prieš negandų metus, rašykit komentaruose.